Sveiki, mėlyji. Gana prieštaringa, bet užtat įdomi, lemtinga savaitė laukia. Prasideda naujas mėnulio mėnuo ir štai atrodo, vat jau dabar visko imsiuos, viską padarysiu, viską perdarysiu ir viskas bus kitaip. Bet ar iš tiesų taip bus? Taip, iš tiesų svajoti galima, planuoti galima, bet baigėsi zodiakas, baigėsi žuvų ženklas. Ir štai jau nuo penktadienio prasideda paskutiniosios 5 žuvų dienos, kurios vadinamos raudų dienomis. Apie jas jūs perskaitysite atskirai Palmyros horoskopai.lt. O jums tik tiek priminsiu, kad nuo penktadienio tai tas metas, kurį verta skirti jau visiškai uždaram šeimyniniam bendravimui. Jis nebetinkamas pramogavimui, šventimui. Reikalinga, bet jau rekomenduojama tam tikra dieta, askezė. Na, o kokiagi pati geriausia, sėkmingiausia, maloniausia ir džiugiausia diena? Įdomus sutapimas, kad mūsų valstybinė šventė kovo 11 ir bus astrologiniu požiūriu pati geriausia savaitės diena. Venera tą dieną bus karališkame laipsnyje. Astrologiškai tai galima pasakyti, kad mūsų valstybės gimtadienis soliaras. Džiugu, kad tuomet Venera tokioj geroj pozicijoje. Ir tai mums visiems tam tikras garantas, kad mums pavyks išvengti didelių finansinių problemų, didelių ekonominių problemų. Pavyks išsaugoti darną ir mūsų šviesūs ketinimai realizuosis. Realizuosis ir gerosios permainos. Be to, Venera tai yra moteris. Tad moterim ir ypač valdančių moterim metai žada būti visai sėkmingi. Na, klausėte, o kaip toms, kurios nedirba valdančio darbo? Irgi viskas puiku. Tokia gera Veneros pozicija kalba apskritai apie geras permainas moterim Lietuvoje. Tad vyram bent jau šiemet patarčiau labiau atsižvelgti į moterų nuomonę. Jos geriau jaus ateitį, būsimas tendencijas, jom bus aiškiau, kaip reikia teisingai elgtis, kad visiems būtų lengviau gyventi, kad būtume sotesni, kad būtų daugiau darnos, taikos, supratimo. Štai tokia kovo 11. Antradienis bus tinkamas aktyviam reikalų tvarkymui, užsiimti tais darbais, kurių mes paprastai vengiame, kurie sudėtingi, kažkuom nemalonus, jėgų pakaks. Tiesa, vienintelio darbo, kuris galbūt jum ir nepatiks, bet jo nereikėtų imtis, tai mėginti kovoti už savo teisės darbe ar šeimoje, aiškinti, koks jūs esate teisingas ir kaip kiti šeimos nariai su jumis, neteisingai, neatsakingai, negarbingai elgiasi. Tai tas metas, kai nesiaiškinami santykiai, neįrodinėjami savi principai, kai reikia tiesiog pagarbiai vertinti svetimą nuomonę, svetimą požiūrį. Galbūt apie tai, kas jums nepatinka ir kaip norėtumėte, kad būtų, reikėtų pašnekėti trečiadienį. Trečiadienis geras dialogui. Ramiai ir paprastai jums pavyks išdėstyti savo nuomonę ir pakalbėti apie tai, dėl ko jums neramu ar gal net skaudu. Diena puikiai įvairiems susitikimam, kelionėm. Pasistengkite kuo daugiau darbų nuveikti, bent jau susijusi su piniginiu turtiniu reikalų tvarkymu. Nes ketvirtadienis tai tas metas, kai iš tiesų nereikėtų spręsti jokių problemų susijusių su finansais. Tai tas laikas, kai nesprendžiamos socialinės problemos, netvarkomi piniginiai turtiniai reikalai. Na ir svarbiausia,
Ketvirtadienis visiškai netinkamas nei romantiškiem pasimatymam, nei pažintim. Deja, tada nusimezgusių pažinčių perspektyvos liūdnokos. Na, o nuo penktadienio, kaip minėjau, jau prasideda raudų dienos. Nei ketvirtadieniui, nei penktadieniui tikrai nereikėtų planuoti naujų darbų pradžios. Šios dienos tinkamos nebent kažką užbaigti. Grąžinti skolas, tvarkyti, valyti namus. Beje, žuvys siejamos su pagalba kitiems, su labdara. Tomis dienomis tikrai reikia pasirūpinti apie tuos, kam blogiau negu mums. Šeštadienis bus tinkamas aktyviam tvarkymusi namuose. Išneškite iš namų susikaupusius per metus nereikalingus daiktus. Vėlgi diena gera skolų grąžinimui. Na ir sekmadienis. Tai bus išskirtinė diena. Saulė bus susijungusi su Neptūnu. Tai metas, kai atsiveria gilūs slėpiniai, imame suvokti tai, kas anksčiau mums būdavo neprieinama, neįkandama. Tai tas metas, kai galima pajusti meilę visam pasauliui. Gera proga, beje, taikytis su tais, kuriuos esame įskaudinę ir įžeidę. Gera proga atnaujinti nutrūkusi ryšį. Galbūt draugišką, galbūt romantišką. Tądien, ko gero, visiems pakaks gerumo, atjautos. Ir be abejo, diena tikrai ideali labdarai. Tai tas metas, kai reikia pasistengti parodyti, kaip galima daugiau gerumo. Būkime dosnūs, aukokime ir mokykimės meilės. Na, o prognozes šiai savaitei kiekvienam zodiako ženklui rasite palmyroshoroskopai.lt.